Jau tik pusantros minutės. Kaip čia išvairuot dar reikės čia? Nežinau, aš pasižiūrėjau, kaip čia nuo to krašto reikia pakimšti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startas! Labas, taigi Žemaitijos taurė, Šiauliai. Trečiasis etapas Žemaitijos taurės lygoje. Plunkės etapą praleidau, tai nukritau į galą startinėse pozicijose, tai prireiks tikrai jėgų ir greičio pradžioje prisivyti pradžią, priekinius dalyvius, varžovus. Na, o šiek tiek apie trasą, tai trasa šį kartą labai greita, 36 km, kelios gal tik techninės vietos tokios. Na, tai pamatysime, kaip seksis važiuoti, galima sakyti, vėl gravel varžybose. Tai gravel dviračiai populiarėja, o MTB trasos darosi vis panašesnės į gravel trasas. Tai... Bet iš kitos pusės smagu, kad kažkas iš viso vyksta susijęs su MTB. Na ir toks pirmas kalniukas. Visi stiprus, visi pilni jėgų. Veržėmės į priekį. Šiek tiek jau pastebėjau, kad susidaro tarpas tarp pirmos grupės ir mūsų, tai stengiuosi prisivyti. Po dešinę man Jokūbas Gutlinskas. Na ir reikia dabar uždaryti šitą tarpą. Tai pavyksta greitai pridarinėti. Na, pradžioje ganėtinai daug tokių bus ilgesnių įkalnių. Na ir greičiai tikrai dideli ir artėjame jau prie pirmosios grupės priekio po biškį. Na ir matome priekyje Orestas, taip pat Eimantas, taip pat Justinas Biekša. Tai jau esame visai prie grupės priekio, tai pavyko prisivyti. Dabar reikia tik atlaikyti. Na, o atlaikyti reikės jau dabar. Atvažiuojame į ganėtinai ilgą įkalnę, kuris susideda iš 3 kalnų. Tai dažnai čia treniruojamės Šiauliuose į šitą kalną. Tai turėtume kažkaip per daug neatsilikti. Na, o kadangi trasa tokia labiau gravel trasa, mažai technikos, tai šiauliečiai, galima sakyti, kažkokio didelio pranašumo čia neturėjo. Trasa tikrai nesudėtinga. Tai nebuvo net tokio kaip ir pasiruošimo, kažko išmokimo šioje trasoje. Viskas kaip ir labai paprasta čia. Ir kalno viršuje laukia toks siauras įsukimas, kuriame visą laiką susidaro problemos, įsisega, nulipa dviratininkai, netelpa tiesiog tiek dviratininkų gražiai suvažiuoti į šitą posūkį. Nežinau, kodėl tai nepakeista. Tolimiau yra normalus, platus posūkis, tai kiekvienas varžybos problemos čia. Na ir vėl pastebiu, kad priekis šiek tiek pabėgęs, tai pasistengiu šiek tiek į kalniuką greičiau. Na, o komentaruose lauksiu jūsų įvertinimo, kaip jums Šiaulių trasa, jūsų akimis, koks jūsų potyris šioje trasoje. Greitas nusileidimas. Šitą nusileidimą gerai žinau, tai drąsiai galima leistis ir tikėtis, kad prisivysim ten priekyje esančius varžovus. Na ir štai turime jau kompanijas. Nosevičius Romas, stiprus tikrai dviratininkas MTB Tauragė. Ir Eimantas Gaiduk išlėkė į priekį. Tikrai nesitaupė Eimantas šias varžybas, tai aktyvus, labai varžybos Eimantas būna. Na ir dar vienas sukilimas toks ilgesnis, tai Šiauliuose tokie sukilimai gan ilgi buvo visi. Ir vėl matome Eimantas, šoko ant rato, žinoma, reaguoju. Tai 10 kilometras jau įveiktas,
toks smagus irgi nusileidimas su pašokimais, bet šuolių netlikau, kadangi ore laikas eina lėčiau, kažkaip tai sulėtėjai šokinėdamas, tai jeigu yra galimybė nešokti, tai kam šokti ir prarasti greitį. Na ir vėl artėjame prie tokio ilgesnio sukilimo. Na ir matome, kad vėl pavyko čia prisivyti daugiau varžovų. Bet šis sukilimas tikrai sudėtingas ir reikalaujantis nemažai darbo ir jėgų. Ir atvažiuoja mano komandos narys Paulius Rimkevičius. Tai nusiteikęs padirbėti su juo. Ir čia mūsų komandos naujas narys su gravel dviračiu, Deividas Buivydas. Tai jis su šiuo gravel dviračiu atvažiavo 8. Tai iš visų dalyvių, taip pat gravel grupėje atvažiavo 2. Ir jeigu nebūtų nuklydęs, tai būtų rezultatai dar įspūdingesni. Tai jis taip pat filmavo varžybas ir jeigu norit pažiūrėti, kaip jis skrido pro visus, tiesiog iš pačio galo startuodamas, tai kanalas Kur Liekam. Na, čia ganėtinai toks sunkus segmentas palei ežerą. Nerieda čia labai gerai ir matosi vėl tarpelis susidarė tarp pirmosios grupės ir manęs, tai bet čia šiek tiek jau buvo plaukimas, šiek tiek užpylė jau, darosi sunku. Na ir čia ant posūkio turėtų pasimatyti, kiek už šių 2 dalyvių nutolusi pirmoji grupė. Tai atstumas gan nemažas, ar pavyks pavyti, klausimas didelis. Ypatingai, kad jau darosi po biškį sunkiau. Tos ilgos įkalnės tikrai išvargina. Na, o Žemaitijos taurėje startuoju V30 grupėje. Nebėra mėgėjų grupių, nors trasa tokia mėgėjiška, kaip ir mėgėjų grupė būtų gerai, bet tenka varžytis su elito grupės buvusios sportininkais, tai sudėtinga kažką ir kartais aplenkti. Bet iš kitos pusės gal tapsim kažkada ir stipresni, varžydamis su daugiau patirties turinčiais sportininkais. Na ir vėl matome komandos narį Paulių Rimkevičių. Taigi gal pavyks padirbėti mums. Jis taip pat važiuoja V30 grupėje, tai kaip ir komandos narys, kaip ir varžovas. Na ir čia dar šiek tiek matosi ta pirmoji grupelė. Bet vėjas priešinis, jėgų mažėja. Na, bet netoli čia bus miškas, tai vėjas nurims. Ir važiuojam ir pasižvalgau atgal, komandos narys atsilieka, tai suprantu, kad kartojasi Druskininkų scenarijus. Lieku 1, o dar tik tai 16 km, lieka 20 km, tai suprantu, kad mane kažkas vis tiek anksčiau vėliau prisivys, jeigu aš važiuosiu 1, tai arba reikia prisivyti kažką priekyje, arba teks laukti, kol mane kažkas prisivys ir tada jau tvarkyti su ta situacija. O kad prisivys, tai turbūt buvau 100% garantuotas, nes likusi trasos dalis tai ypatingai greita, daug labai žvyrkelių, tai kas grupėje važiuoja, tai turi didelį pranašumą. Tai viena turbūt iš techninių vietų liko, tokia įdomiausia, sakyčiau, gal šioje trasoje, tai Bijotės šaknis, tai matysime neužilgo jas, o dabar bandome palaikyti tempą, nenumušti jo, bet dažniausiai automatiškai kažkaip jisai nusimuša, kai važiuoja 1. Na ir matome greitis virš 40 greičių važiuojant nebelabai, jau turi bėgių važiuoti greičiau, tai kaip ir realiai maksimumas su 34 dantų žvaigždė. Taip pat šiai trasai reikėjo rinktis didesnę žvaigždę, bet jau po gravel varžybų, gravelonas, pilis, tai trūkusi grandinė, nebenorėjau rizikuoti niekom, žinau esamą sistemą. Na, čia tikrai ilgas ruožas bus tokio kelio, neturiu daug ką ir papasakoti apie tokį kelią ar parodyti, tai tiesiog laikom tempą, greitis labai didelis ir šitoje vietoje, man atrodo, net nebeužtenka jau bėgių išminti. Na ir šiek tiek, aišku, krenta ir širdies ritmas, tai galimai tempas mažėja. 50 greitis.
Tiesiog 50. Apie 10 km liko iki finišo. Skriejom link jo. Šitame segmente tikrai turėjo gravel dviračiai didelį pranašumą, o kas važiavo už tų gravel dviračių MTB taip pat turėjo greitai įveikti šį visą ruožą. Na ir privažiuojam prie, lyginant su visa trasa, tikrai prie labai techniškos vietos, Bijotės šaknys, čia tokia kaip Bijotės stovyklavietė yra, daug kas poilsiauja čia, na, o mes čia varžybaujam. Iškart būtų tikslas apsilenkti ten priekį esantį dviratininką, jaunuolis, ir važiuoti pirmame tą technišką dalį, kadangi jau gerai žinau kelią per ten ir kaip ją reikia įveikti greitai, tai apsilenkiu ir atvažiuojam. Na, čia variantų yra daugybės, kaip važiuoti, bet šitas tikriausiai greičiausias. Sklandžiai gan gaunasi pralėkti. Šį kartą praeitais metais, kiek pamenu, tai kritau čia. Tai šį kartą daug sėkmingiau. Na ir liko kažkur 4 km iki finišo. Važiuojame jau virš valandas 8 minutės. Tai vidutinis greitis gavosi 28 km per valandą. Tai MTB varžybom tai tikrai labai didelis greitis, tikrai, manau, per didelis. Lyginant su karmos varžybom, kur gaunasi 14 km per valandą, 15, tai čia kosmosas. Na ir galima sakyti, visus 20 km važiavau vienas. Tai dabar jau girdžiu šūksmus iš galo, pažįstamus balsus, tai supratau, kad atvažiuoja grupė. Tai reikia pasistengti dar biškį datraukti ir žiūrėti, ar mane prisivis ta grupė ar ne, ir tada jau strateguoti į finišą. Labai negerai gavosi iš tikrųjų, kad prisivijo, papildomas stresas ir papildomai dar jėgų reikės įdėti. Na ir čia dar prieš finišą toks įdomesnis ruožas, šiek tiek technikos. Ir jau čia ant rato sėdi man grupelė dviratininkų. Priekyje matome Živilę Kavaliauskienę, ačiū už nuotraukas. Fotografų buvo gausu šioje trasoje, netgi 3 fotoalbumai iš šio varžybų. Na, bet šiuo metu tikrai nebuvo pats svarbiausias dalykas atrodyti gražiai nuotraukoje, o svarbu buvo stebėti, kas vyksta už manęs. Be to, tiesą pasakius, net nežinojau, kurioje pozicijoje važiuoju, bet tikrai nenorėjau užleisti niekam savo esamos pozicijos. Na, štai matome, jau mane apsilenkė, bet šitą momente gal ir gerai prieš finišą, kad mane apsilenkė, tada sėdu ant rato ir bandau palaikyti tą tempą. Čia jau sprintas į finišą. Tempas tikrai aukštas, sprintuoja, laikaus iš galo. Štai dar vienas dalyvis šauna pro šoną, bet jis ne iš mūsų grupės, priekyje mėlynais marškinėliais dalyvis, tai iš mano grupės. Ir aš kalu sprintą ir iškovoju 5-ąją vietą Žemaitijos taurėje, Šiauliuose, V30 grupėje. Kiti dalyviai tikrai padarė didelį tarpą, 3-4 minutės, tai net nebuvo kažkaip ir gaila. Tokį laiką tikrai sunku atvažiuoti. Na, o bendrai trasoje likau 17, tai dasivijo čia daug mane dalyvių, daug ir mano komandos narių. Tai bet džiaugiuosi, kad jiems nepavyko manęs aplenkti ir atsilaikiau ant galo. Taigi, ačiū, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki. Taigi visus iš Biko Velo Šiauliai dalyvius kviečiame dar kartą čia prie apdovanojimų pakylos. Jums atitenka saldūs bei skanūs mūsų rėmėjus. Teikti prizai šiandien.
šuniuk svarbiausia. Sustojom ir bendrai nuotraukai gražiai žinoma pasidaryti. Įsiamžinti ne tik į klubo, bet ir MTB Žemaitijos taurės istoriją, kaip gausiausiai dalyvavusiam klubui. Dar kartą, didelės ovacijos. Binkabelo Šiauliai. Malačiai!